Vienos iš grupių atsiliepimai apie projektą vadovauju savo. Sutikimas naudoti šitą įrašą gautas, taip? Taip. Okay. Ką aš esu dėkinga šitam projektui? Giedre, aš esu labai dėkinga šitam projektui, nes jis man davė galimybę geriau pažinti save. Sutikti iš tikrųjų labai nuostabių žmonių, moterų, kas buvo labai sveikintinas dalykas, ir pamatyti, kad moteris tarp savęs irgi gali vis tik turėti ne konkuravimo santykių, o bendravimo gražių santykių. Tai manau, kad tai ir yra viena iš didžiausių vertybių - galėti ir gebėti keistis savo patirtim. Prisijungiau prie šitos grupės visiškai ilgai negalvodama, neturėdama jokių lūkesčių, jokių didelių tikslų, bet praėjus šitam laikui drąsiai galiu pasakyti, atrasti geresnę vietą, kur gali būti savimi, kur gali sakyti, ką nori, jeigu patinka, gali patylėti. Tikrai, manau, geresnės neįmanoma rasti. Šalia to tu sutinki žmonių, kurie yra tiesiog šalia tavęs, nieko apie tave nežino, bet jie lygiai taip pat leidžia tau atsiskleisti, būti savimi ir daugiau ir geriau ir daugiau save suprasti ir pažinti. Tai tikrai ačiū Giedrė. Ir Giedrė, ypatingai aš žaviuosi tavo kantrybę ir sugebėjimu priimti tokie, kokie mes esam. Ne vieną kartą po šito užsiėmimo aplankydavo mano tokią mintis, kad ir kaip gali tiek žmogus pakęsti, priimti ir net nesupykti, nes tai yra tikrai vieta, kur tu visada gali būti savimi. Patogus ir priimtinas, linksmas ir liūdnas. Ačiū tau. Aš galiu prisidėti prie padėkų. Tai ačiū už visą šitą 7 mėnesių kelionę, už lydėjimą, už galbūt vertinimą, kuris privertė ir man pačiai save labiau vertinti. Ir ačiū, aišku, visai kompanijai, kuri labai prisidėjo, nes susigraudinau. Aš dėkinga, kad atsidūriau laiku, vietoje, stiprių moterų, žmonių draugijoje. Giedrė padėjo suvesti su iš tiesų visom stipriom asmenybėm, kas lemia mano tolimesnį darbinės veiklos plano sudarymą. Ačiū. Ačiū. Dėkinga už tai, ko aš čia ir atėjau. Atėjau kai kurių dalykų įvardinimo ir kai kurių savo savybių tiesiog įvilkimo į žodžio rūbą, kad neturi paaiškinimų. O po šito 7 mėnesių atkarpos šitos tikrai atsirado. Ir aišku, be proto dėkinga savo visų pirma vėl, kad atėjau čia, kad turėjau proto ateiti būtent tuo momentu, kad pataikyčiau ir pritraukčiau matomai su savo noru tą grupę, kuri čia dabar sėdi. Ir ačiū Giedrė rimtai ir tau, ir tavo projektui, kad mes turim tą mini mafiją šiai dienai. Tai ačiū Jums labai.